Situacija tokia. Reikia stebėjimo įrangos. Elektra dingsta, atsiranda, interneto nėra, teritorija svarbi ir atsakinga, technika paliekama labai brangi. Jokios pakraunamos kameros su SIM kortelėmis netinka, nes pakraunamos kameros miega ir nieko nefilmuoja, išskyrus kol neateina prie pat arti kameros. Tokie sprendimai atsakingom teritorijom griežtai ne. Taip, kad mums tenka gaminti sprendimą, renkamės Dahua gamintojo IP kamerą, kuri turi 2 kameras. Taip pat viską montuojame į dėžę, apie ją papasakosiu šiek tiek vėliau. Visų pirma, šita viršutinė kamera pastoviai stebi ten, kur yra svarbiausiai. Kažkoks įvažiavimas, aikštelė, technika ir panašiai. Šita kamera, kol neturi ką veikti, arba mes norim pasižvalgyti, galim kažkur ją nusisukti į kokį įvažiavimą, teritoriją ar kitą objekto dalį. Galim stebėti kažkokį teritorijos įvažiavimą, tarkim, iš 100-200 metrų ir panašiai. Kuomet šita kamera pastebės, kad į mūsų teritoriją įvažiavo mašina ar įėjo žmogus, pažeidė mums nubrėžtą perimetrą, iškvies šią valdomą kamerą atsisukti į tą zoną ir sakys, kurią vietą reikia sekti, kurioje vietoje yra pažeidėjas. Taip, kad bendrą vaizdą turime iš šios kameros, o detalų vaizdą turėsim iš šios kameros plus persekios pažeidėją. Puikus sprendimas, kam reikia tikrai rimtos, normalios ir šiuolaikiškos protingos kameros. Toliau, jeigu mums kažkas atjungia elektrą, kaip pavyzdys, upsas išsprendžia šį klausimą ir kamera veiks toliau. Eilę valandų, neminėsim kiek, čia jau kliento pageidavimų įdėta tai, kas privalo būti įdėta. Toliau, mes neturime objekte interneto arba galbūt mes norime šią kamerą laikyti laikinai vienoje vietoje, laikinai kitoje vietoje ir ją pervežinėti. Čia gyvena Teltonikos routeris su SIM kortele, duoda maitinimą ir viską matome savo telefone. Taip pat galima įrašus kaupti tiek kameroje, tiek įrašymo įrenginėje, kuris galbūt yra kitų adresų, kokiam ofise ir panašiai. Puikus sprendimas statyboms, įrangai, technikai, keliams, pasieniui ir visokiem kitokiem reikalam. Taip kad jeigu reikia mobilaus sprendimo, rimtos kameros, teks ją gaminti. Pirkti tokių paruoštukų kaip ir nėra. Nes pakraunamos kameros yra pats prašiausias sprendimas, aiškus yra tik patogus, pigus ir greitas. Tačiau, kai reikia gerai, tenka pagaminti tokią komplektėlį. Kamera be abejo gali būti ir kitokia, kaskart parinkam ją tokią, kokia yra tinkama jūsų teritorijos stebėjimui. Taip, kad jeigu reikia, užsukit, pasikalbėsim, surasim sprendimus ir pagaminsim ir jums.